ir kalbėsim apie Power of Three. The Power of Three aš vis užtimenu po truputį kiekvienoje paskaitoje, bet reikia konkrečiau apie jį pakalbėti, nes čia toksai ganėtinai svarbus dalykas. O kitą savaitę, pirmadienį ir ketvirtadienį užbaiginėsim, tai praktiškai jau susiklijuos viskas, susiklikins ir jau turėtume turėti tą bendrą vaizdą. Ir jau kai praeisit visas paskaitas, rekomenduosiu dar kartą iš naujo viską persižiūrėti, nes išgirsit naujų dalykų, kuriuos galimai praleidot, kai Zoom'e buvot pirmą kartą. Tai pasišėrinsiu tuoj savo skaidrės. Tvarkoj, tai Market Structure Shiftas, ane? Irgi jums jau matytas, apie jį aš jau kalbėjau, kaip jisai formuojasi ir kas turi susidaryti. Tai labai paprastai. Tiesiog įvyksta kažkoks mini pullbackas, ane? Tada liquidity sweepas, kur surenka stopus. Ir tada staigus atkilimas, kuris sulaužo struktūrą. Ir kaip reikia atpažinti, kada įvyksta tas staigus momentumas, ane? Tai vienas iš indikatorių yra tas paliktas fair value gapas. Tai ta zona vadinasi displacement high ir displacement low. Tai visas tas judėjimas turi sukurti tą momentumą ir tarp žvakių palikti tą neužpildytą gapą. Ir tada mes žinom, kad į poziciją galimai užėjo smart money, ane? Jeigu kaina nueina į apačią ir iš karto neatkyla, tai parodo, kad jinai ir nėra pasiruošusi iš karto atkilt. Galimai trūksta likvidumo ir kaina gali truputį atkilt, gali dar kartą pasileisti žemiau, ane, kad sutraukti dar daugiau retailo ir dar daugiau stopų, kad užtektų to likvidumo ir kad jie galėtų atsidaryti didelės buy pozicijas, ane? Ir tada jau, kai atsidaro, tai ir matom tą break of structure ir palieka tą displacement. Tai viduje mes norim matyti tą fair value gapą, ane? Taip mes jį ir atpažįstam. Jeigu kaina ten tiesiog juda po truputį, be jokio momentumo, tai greičiausiai dar viena kažkokia korekcija, pasieksim kažkokį PDA, ane? Ir važiuosim dar žemiau. Į kitą pusę irgi lygiai tas pats, tai turim buy side liquidity, ane? Artėjom prie kažkokios zonos, liquidity sweepas ir liquidity sweepas mes norim, kad būtų į kažką. Jisai negali būti tiesiog liquidity sweepas, ane? Ir didesniam time frame nieko nepasiekia. Mes norim, kad tas liquidity sweepas būtų į kažkokį order bloką ar į fair value gapą iš didesnio time frame, ne? Ir tada nuo jo jau atsispiria jį, pamitiguoja ir prasideda tas didelis judesys. Tai irgi jau žinot, kad aukšto patikimumo order blokas būtent taip ir atrodo, kai nuo jo kaina pradeda kristi ir iš karto palieka tą fair value gapą. Būna labai daug spastų. Kai trečia žvakė pradeda ganėtinai stipriai krist žemyn ir žmonės neišlaukia, kada ta žvakė užsidarys ir ten būna, tarkim, nežinau, 7 minutės ane krenta žemyn ir nekantrų žmonės pradeda iš karto atsidarinėti pozicijas ir per sekančias 8 minutės ta pati žvakė grįžta ir užpildo, tarkim, visą šitą gapą, ane? Arba iš viso pramuša ir nueina dar aukščiau. Tai visą laiką irgi yra svarbu išlaukti, kada užsidarys tos 15 minučių žvakės. Aišku, jeigu irgi esat nekantrus, galit bandyti analizuotis 5 minučių time frame, tenai konceptas yra visas tas pats. Konceptas yra visas tas pats, tik tiek, kad 5 minučių time frame būna daugiau tokių false signals, ne? O 15 minučių, kai užsidaro žvakės, tai turim jau tokį truputį aiškesnį vaizdą ir galim rimčiau žiūrėti jau, kas įvyko. Tai irgi kaip įvyksta tie spastai, ne? Būna, kad jau įvyksta tas break of structure, sakykim, ir žmonės pradeda irgi ten šokti long pozicijas, bet neatsižvelgdami į didesnio time frame order flow. Tai jeigu didesnio time frame order flow yra, sakykim, bearish, ne? Tai tas break of structure nieko nereiškia, kol zoną laiko. Tai jūs kaip pradedantysis neskubėkit irgi, pamatysit tą liquidity sweep, ne? Pamatysit break of structure
ir jūs jau, sakykime, užsimetinėsit ane limit buy, nes galvosit, o paliko čia kažkokį fair value gapą ir jau eisim į viršų. Tai nebūtinai. Mes galime eiti ir į apačią, ta prasme, jeigu blemba pamečiau mintį. Ai, jo, galime eiti ir į apačią, nes mes dar nežinom, ar šitas susidaręs order blokas arba fair value gapas laikys, ne? Tai jūs kaip pradedantysis, jūs galite palaukti, kol kaina sureaguos, sakykime, į order bloką ir į fair value gapą, dar kartą padarys naują koją, sakykime, praeis kažkokio didesnio time frame, tenai order block arba fair value gapą ir tik tai su antra korekcija, kai grįžinės, tik tai tada užeinat į poziciją, ne? Taip jūs apsisaugot nuo šitų spastų ir jums neišmuša stop loss'o. Jeigu dar nesugebat atpažinti to didesnio time frame order flow. Nesakau, tas break of structure gali būti, bet irgi turėjom paskaitą, kad tai reiškia, kad gali būti ne reversal, bet tiesiog gilesnė ir ilgesnė korekcija, ne? Tai korekcija gali ilgiau užtrukti, kol pasieks kažkokią ten rimtesnę zoną, pamitiguos ir tada vėl galim drąsiai krist žemyn, kiaurai šitą low ir jeigu būsit užėję į poziciją per anksti, tai tiesiog prasileisit tuos stop loss, ne? Šiandien kaip tik pašnekėsim apie tuos early buyers ir early sellers, kodėl nėra gerai neturėti kantrybės ir per anksti atsidaryti pozicijas. Tai maždaug taip atrodo grafike, kaip įvyksta tas market shiftas, ane? Pirmas market shiftas dažniausiai ir būna tas trepas, tie spastai vadinami. Tai sakykime, kaina čia visą laiką krito žemyn, ane? Krito žemyn ir tada didelis momentumas, sulaužom struktūrą. Jau čia daugeliu žmonių ženklas, kad jeigu jie ten žiūri 1 minutės, 5 minučių, ne, tai pas juos ten jau seniai tas market shiftas įvyko, jau ten toks 15 minučių atkilimas 1 minutės grafike iš vis atrodo amazing, kad čia mes jau viskas kylam į viršų ir čia jau reikia buy pozicijas, ane, atsidarinėti. Arba mato, kad market shiftas, tai jie galvoja, kad viskas, trendas keičiasi ir mes jau galim atsidarinėti buy pozicijas. Plius paliko fair value gapą, čia toksai tarpas, ane. Į fair value gapą truputį sureagavo, viena žvakė nuėjo į viršų, jie irgi jau trina delnais, ane, dar daugiau vilties, kad čia jau fair value gapas laiko, čia jau mano setupas žiauriai geras ir čia jau sutreidinsiu žiauriai gerą setupą, ne. Ir kur bus jų stop lossai, tai faktas, kad previous low, ne, užsimes čia savo stop lossą ir kaina tiesiog nueina ir tik dabar sweepina tą liquidity. Tai reiškia, čia jau yra protected low, ne? Nes čia kaina visą laiką tiesiog su momentumu krito, atkilo, ne? Bet čia nesiskaito kaip liquidity sweepas. Liquidity sweepas įvyko tik tada, kai įtraukė retailą į spastus, kai jiem davė kažkokių užuominų, kad jau didelis momentumas, palikom gapą, ne? Sulaužėm struktūrą, jau čia šokit long, ne? Bet market makeriai irgi nori long atsidaryti ir jiems reikia, kad būtų labai daug sell pozicijų. O tos sell pozicijos tai yra retailų stop lossai žemiau, ne? Nes jie baina ir jų sell pozicijos stop lossai yra žemiau. Tai market makeriam reikia tų sellų, kad jie galėtų atsidaryti tas didelės buy pozicijas, kad būtų to likvidumo, kad išjudinti tą marketą, ne? Ir tada įvyksta dar vienas market shiftas, ne? Vėl palieka fair value gapą. Ir nebus taip, kad visą laiką mums leis užeiti, ne? Tai turim fair value gapą, graži zona, didelis momentumas, market shiftas, liquidity sweepas, jau viskas mūsų pusėje. Mes jau čia norim užeiti long poziciją, ne? Bet sakau, nebus taip, kad visą laiką kaina pasikoreguos ir prikabins. Tuo labiau, kai dariau šitą skaidrę, net neatsižvelgiau, koks čia buvo laikas, čia gal buvo net vakaras ar naktis, tai iš vis low probability, ne? Nes mes norim suprekiauti arba London kill zone, arba New York kill zone. Iš visos paros realiai yra tik 6 valandos, kada mes norim užsiimti priekybą. Tai įvyko tas market shiftas, ne? Ir čia vėlgi, jeigu turėt daug patirties ir attention to details, šitoje vietoje mes turėjom breakerį. Ir būtent nuo šitos žvakės prasidėjo visas šitas judesys į apačią, kuris padarė tą liquidity sweepą. Ir šitą žvakę mes galim žymėti kaip breakerį. Čia buvo šiek tiek reakcijos, tai iš pradžių galim galvoti, kad čia order blokas, ne?
bet jeigu order bloką sulaužo, tai šita žvakė patampa breakeris. Aš į tokią poziciją vargu ar būčiau užėjęs, buvo įmanoma, aišku, jeigu matai, kad yra kažkokia reakcija nuo breakerio, tai galimai kaina expandins toliau į viršų, ne? Toliau vėl prasideda konsolidacija. Irgi sakau, nebūna visą laiką taip, kad koja ir ten pakrenta iki mūsų fib levelio, ne, ir duoda idealius entrius. Tai ne. Dabar, jeigu gerai pamenu, šitą konsolidaciją ir buvo Azijos range'as. Tai irgi buvo konsolidacija, ne, paliko fair value gap'o, sweepino liquidity, surinko Azijos stopus, ne, užpildė gap'ą ir vėl expandina į viršų. Vėl viskas formuojasi tas pats. Vėl turim naują order bloką šitoj vietoj, paskutinę sell žvakę. Vėl turim... Kažkas kažką klaust man? Išjungtas mikrofonas. Jo, aš dar biškai iš pirmą, jeigu galima. Tai pagrįžkim, kur buvo pirmasis etapas. Čia. Jo, ar tas fair value gap'as. Nu, aš tikrai dar kartą laukiu to fair value gap. Ar kaip dabar šitoje vietoje nepramazinti tokio užėjimo? Kokio? Va šitam, kur tu dabar, kur pelytę laikai žemiau, va šito, va. Tu nebūtum laukęs, kol iki šičio pagrįši, iki šito fair value gap'o ir tada užėjęs į traidą. Jo, tai būčiau. Tai ir sakau, kad būčiau. Aš tai būčiau laukęs, kada grįši iki šito fair value gap'o. Ok. Jo. Ok, tada. Čia tikrai nebūčiau atsidarinėjęs pozicijų šitoj vietoj. O žiūrėk, dar čia, kur dar yra tas pirmas breakdate structure, tas MS, ir apačioj yra tas liquidity, ir ties antra žvakė, kairiau darbiškai. Kairiai pusė ten, kur pats kritimas, ir jo, ir ties ta žvakė irgi čia gaunas breakdate structure. Antra žvakė, kur spaikas pakyla aukštai jo. Va, ties čia nesiskaito breakdate structure. Ne. Nes gaunasi pačioj liquidity išmuša ir po to pakyla aukščiau nei kad kritimo viena žvakė. Šitoj vietoj buvo market shiftas, nes nuo čia prasidėjo, čia paskutinis swing high. Tai tik čia market shiftas tik šitoj vietoj vyksta. Čia tai ne, čia niekas nevyko, čia visos krentančios žvakės, čia nebuvo jokio high. Paskutinis high buvo šitoj vietoj. Čia market shiftas, retail trapas, tada liquidity sweepas, tada vėl market shiftas. Bet jo, idealiausias scenarijus, nuo kur užeidinėti poziciją, tai būtų buvę išlaukti būtent šito fair value gap'o. Bet irgi klausimas, kur būtų buvęs mūsų stop lossas. Tai greičiausiai būtų fixed, tiesiog 10 pipsų, ane? Nelabai man patinka, man labiau patinka, kai kažkoks būna dar order blokas, kad galėčiau po order blokų užsidėti stopą. Ir jeigu matau, kad kaina eina kiaurai mano order bloką ir išmuša stopą, tai visiškai ramu. Aš žinau, kad reiškia order blokas nelaiko ir market shiftas buvo tik tai mažose time frame'uose ir niekas nesikeičia, toliau eisim žemyn. Bet čia nesusidarė nei order blokas, nei niekas, tiesiog fair value gap'as, iki kurio taip niekada ir nesugrįžo. Ok, negrįžo, tai negrįžo, praleidom galimybę sutreidinti, ne? Sakykime, atsikėlėm ryte, pamatėm Azijos range'ą, pamatėm kažkokį sweepą, nors irgi čia toks labai minimalus, čia tiek ir tai išmušė tos stopus, bet užteko, kad padaryt dar vieną expansion į viršų. Čia jau rimtesnis etapas, čia jau turim normalų order bloką 15 minučių, turim normalų fair value gap'ą. Bet irgi, nuo pat viršaus fair value gap'o neužeidinėčiau, nes fair value gap'as ganėtinai didelis. Tai aš stengčiau spilti, kad mano stopas nebūtų didesnis kaip 10 pipsų. Tai aš jau geriau užeinu nuo fair value gap'o vidurio, ane? Bet su normaliu stop lossu, negu užeisiu nuo viršaus ir mano stop lossas ten bus 15, sakykime, pipsų. Ir jeigu aš būsiu neteisus, man išmuš vis tiek tą stopą, ane? Tai jau geriau biškį geresnį ten entry gauti su mažesniu stopu. Ir kaina toliau ėjo į viršų. Čia jau biškį normalesnė korekcija, čia bent jau grįžo užpildyti kažkiek to gap'o. O čia kas buvo, tai negaliu pasakyti, gal netgi naujienos. Ir tiesiog stiprus momentumas į viršų užteko. Realiai visas šitas mūvas į apačią. Aš nesakau, kad liquidity sweepas buvo tik tai šitas spaikas. Čia liquidity sweepas buvo visą šitą koją žemyn. Nes žmonės čia jau pradėjo buyint. Ir visi buyino čia su šitais, jiem tiesiog išmušinėjo stop lossus mažesniuose time frame'uose. Kas buvo minutiniam, 5 minučių, čia visur buvo kažkokie
kažkokie laus, ane, kur jie buvo susimetęs stop lossus ir visos šitos žvakės rinko, čia belė kiek likvidumų surinko ir realiai visą šitą vakoją į apačią ir padarė visą šitą move į viršų. Čia ne šitas spaikas tai padarė, čia padarė visą šitą koją, šitą visą move į viršų. Ok, tai tiek apie market shiftą iš tikrųjų, ar kažkokių klausimų gal turit? Čia kažkas nesuprato, kada įvyksta tas market shiftas. Market shiftas tai įvyksta, kai būna paskutinis low ir kai būna previous kažkoks high, ane? Tada įvyksta, kai jį pramuša, įvyksta jau market shiftas. Bet tas tikrasis market shiftas, kurio mes laukiam, tai mes norim, kad jis būtų po kažkokio liquidity sweepo, o ne tiesiog, kad kaina apsisuko, ne? Ir pradėjo ten eiti viršų. Kai tai būna, tai mes žinom, kad tas low, jis yra unprotected low resistance liquidity. Ane? Labai nesunku atskirti, nes realiai yra tik tai du scenarijai. Arba market shiftas įvyko tiesiog, arba po kažkokio liquidity sweepo, kur surinko galimai retailų stop lossus. Ane? Aš dar turiu klausimą iš antros etapo. Okay. Čia, kur turime fair value gap, ar kur tu dešiniau truputėlį į viršų. Jo, va čia va. Tai mes dar turime šiek tiek kairiau order bloką prieš šitą visą kilimą į viršų. Dar į kairę. Va šitą va žvakę, jo, čia yra dar mūsų order blokas, ar ne? Taip, aš minėjau. Tai dabar, kad užeiti į šitą treidą, aš turbūt dar laukčiau ir kol šitą order bloką palies. Ne, tu neprivalai. Smart money concept, ane? Pavyzdžiui, smart money concept traderiai, jie dažnai pramisina tokius treidus, nes pagal juos paskutinė sell žvakė prieš kilimą yra demand zona. Ir jie žymės šitą žvakę kaip demand. Ir jie treidina nuo demandų, užsimeta stop lossą po demandų, ne, ir taip treidina. Ir jie dažnai negauna entry, nes kaina tiesiog padarė fair value gapą, jau prasidėjo momentumas ir kainai būna užtenka užpildyti tą gapą, susirinkti dar orderių ir nueina. Tai tuo jau ICT man toksai įdomesnis atrodo ir more advanced, nes čia yra tie fair value gapai. Smart money concept juos naudoja, bet kažkaip ne taip. Jie žino, kad juos reikia užpildyti, bet kad nuo jų treidint, jie netreidina. Jie treidina nuo tų supply ir demand zonų dažniausiai. Tai jo, mes ICT, kadangi žinom šitą dalyką, tai mes truputį turim tokį edge prieš tos SMC traderius. Ačiū. Jeigu dar bus kažkokių klausimų su market shiftu arba turėsit ten grafike kažkokį pavyzdį, įmeskit man ir mes pasišnekėsim, aš jums pasakysiu, ar čia jau buvo tikrasis market shiftas, ar buvo liquidity sweepas, ar nebuvo, ne. Aš klausimėlį dar turiu tenais, gal pragrįžk. Tai čia realiai užtektų entry vien tik dėl to, kad yra fair value gapas, ar kažkoks čia dar confluences yra papildomas? Nu, čia reikėtų vėlgi žiūrėti didesnį time frame, koks aplamai buvo order flow, ne? Ar pasiekėm su šito high kažkokią zoną. Čia matau, kad nebuvo visiškai, čia viršui nebuvo jokio, tiesiog kaina nuėjo ir prasidėjo korekcija, ne? Tai tas high irgi yra low resistance unprotected. Tai nežinau, jeigu būtum brėžęs nuo šito, nu čia naujas swingas, ne? Dealing range low, dealing range high. Nusipieštum premium ir discount, mes būtumėm discount zonai. Jeigu nusibrėžtum entry levelius, aš garantuoju, kad čia būtų kažkur 0,62. 7,9 gal net labiau. Nu, 7,9 manau būtų buvęs kažkur šiek tiek žemiau, nes realiai pieštum ne nuo vikų, o nuo bodžių, ne? Ai va, aš mačiau irgi tenai sumetri grupę kartais ant tuos fibus, tai tu vikų neėmė, ne, kaip mačiau? Ne, vikų neėmė. Nes man ir nuo vikų įmant visai... Jo, čia up to you. Aš nesakau, kad čia taip reikia nuo bodžių. Čia kaip tu pasirinksi, žinai. Bet jo, gali paimti tos vaikus, jeigu jie ten normalūs. Bet jeigu, žinai, ten šauna vaiką kažkokį paranormalų, nu, tai nekabinsi jo, nes jis praktiškai nelabai ką pasako, žinai. Nes, pavyzdžiui, aukso įmant va tą pavyzdį, kai čia buvo į viršų šovęs ir pragrįžo, tai realiai įmant nuo viko iki viko, tai labai gražiai irgi ten 7,9, man atrodo, gavosi tas fibas. Gali būt. O jeigu nuo bodžių bandė imti, kas nuo bodžių? Šiam 2 tada, man atrodo. Šiam 2, nu tai va.
Tai sakau, skirtumo kaip ir jo, kad čia jau kaip pasirinksit, žinai, kaip jūs žymėsit, ar nuo vaikų, ar nuo bodžio. Tai jo, čia daugiau buvo confluence. Buvo visas momentumas, ne, turėjom liquidity sweepą, turėjom market shiftą, turėjom momentumą, turėjom čia Azijos greičiausiai lows sweepą, turėjom order bloką, turėjom šitą naują swingą, turėjom discount zoną, turėjom 0.62 levelį greičiausiai ar 0.79. Tai čia confluence ant rankų pirštų netilpo, ne? Tai tokią poziciją jau tikrai nesunku užeiti ir tavo targetai nebūtinai 1/3, čia drąsiai gali targetinti šitą viršūnę. Nes tokios viršūnės dažniausiai nebūna, taip kad nuėjo kaina, apsisuko ir, žinai, eis iškart žemyn. Kažką viršui turi jinai padaryti, nes jinai vėl turi suakumuliuoti kažkokias pozicijas. Dabar eisim į tą Power of 3 ir pasistengsiu jums paaiškinti visą logiką, kaip tie market makeriai užperka ir kaip jie parsiduoda. Būtent kam reikalingi visi tie key leveliai, supportai, resistai. Jeigu jų nebūtų, tai market makeriam būtų sunku užsidaryti savo pozicijas. Tai va dabar apie tai būtent ir pašnekėsim. Power of 3. Čia šiaip yra labai svarbus. Aš, kai pradėjau ICT trading, tai praktiškai pačioj pradžioje aš stengdavau tradinti tik tai šitą dalyką. Nes jisai toksai lengviausiai gal suprantamas. Ir šiandien buvo labai gražus modelis ant euro čarto, tai labai gerai, nes galėsiu jums parodyti ir jūs greitai pagausit visą tą esmę, ne? Tai čia apie tas 3 fazės kalbėsim, apie accumulation, manipulation ir distribution. Tai pirmas dalykas, kad mes turim suprast, kai atsidaro tą daily žvakę, mes turim suprast, kas akumuliuojasi, kokios pozicijos, ne? Tai mes turim aišku, viską nusistatyti, kur mes turim kažkokius liquidity poolus, kur galimai yra žmonių stop lossai ir kaip market makeriai sudarinėja tą grafiką, kad pritraukti tos žmonės atsidaryti jiems palankės pozicijas, ne? Kad juos vėliau galėtų tiesiog apgauti ir panaudoti juos savo naudai. Tai jeigu mes matom, kad atsidarė žvakė ir akumuliuoja ten long pozicijas, ne, ir yra daug žmonių, sakau, kurie neišlaukia ten tinkamų setupų, žino, tarkim, mato, kad jo visas trendas eina į viršų, ten order flow bullish, viskas bullish, bet nežino, kaip tie setupai turi atrodyti, kur būtent jiem tą poziciją atsidaryti. Ir būna, kad, iššoksiu anksčiau laiko, ne, užsimesiu biškai didesnį tą stop lossą, bet žinau, kad turime eiti viršų ir eisim į viršų. Ir market makeriam to ir reikia. Nes, kaip ir sakiau, jeigu sušoka early buyeriai, ne, tie, kurie per anksti perka, tai jų stop lossai yra tos sell pozicijos. O kai market makeriai nori stumti kainą į viršų, jiems reikia tų sellų, nes jie nori pirkti. Tai turi būti, kas parduoda, kad jie galėtų pirkti, ne? Tai tada jie daro tą, sakykime, manipuliaciją, ne? Kad surinkti visą tą likvidumą, kad išmest iš viso to didelio judėjimo, kad išmest kuo daugiau fišų, kad išmest kuo daugiau retailo, kad likviduoti jų pozicijas, kad surinkti jų stop lossus ir kad kuo mažiau žmonių eitų kartu su jais, ne? Jie nenori, kad ir mes su jais ten tradintume. Tai sakau, ten kartais būna tas grafikas taip susidarinėja, kad ir ICT traderiai nesupranta, kas vyksta. Ta prasme, labai daug manipuliacijos ten visuose time frame'uose. Tai dėl to sunku tas entryus atpažinti, bet su laiku ta akis pripranta ir vis tiek mes turim tą galimybę su jais sutreidint tos didelius judesius. Tai jie kai padaro tą visą akumuliaciją, paskui bus labai išsamios skaidrės, tenai jau šitas įsimečiau tik tam, kad nepamiršta apie ką kalbėti, bet paskui bus visa vizualizacija, kaip tai atrodo dienoje, ne? Tai kai jie jau mato, kad jiems užteks to likvidumo, ne, kai jie jau pastumia tą kainą, susirenka ir viskas susilygiuoja ir tada mes matome, ne, tą explosive move up arba į apačią, tai jau žinom, kad užėjo smart money, prasideda struktūrų laužymai, prasideda fair value gapai, prasideda momentumas, prasideda toks savotiškas chaosas markete, ne. Tai iš pradžių ta visa manipuliacija, kur visi irgi pradeda ten prakaituot, atsidarinėt pozicijas, spėliot, kur čia ta kaina, o čia buvo konsolidacija, ne, ir iš range'o išėjo, pradėjo eiti žemyn, tai galvoja, jau pradėjo eiti žemyn, tai reikia eiti shortą, ne, o tas žemyn, ten paprastas Judas swing, ne, kurį mes irgi jau žinom.
Ir paskui kaina sukas ir tiesiog eina kiaurai. Ir distribution, tai lygiai taip pat. Kam reikalingi tie support leveliai, resist leveliai, ir panašiai. Tai ir šiandien ant aukso buvo labai gražus levelis, kur smart money galėjo nusimest pozicijas. Tai tenai esmė tokia ir yra, ne? Jeigu smart money juda su buy pozicijom, tai kažkurioje vietoje jiems reikės viską parsiduoti, ne? Ir vėlgi, kad jie galėtų parsiduoti, kažkas turi pirkti. O superka retailas su savo stop lossais, ne? Nes, sakykime, einam mes link rezisto, matom, kad tas rezistas ten jau, nežinau, valandos ar 4 valandų time frame jau 3 kartus ten toj pačioj lygiai vietoj buvo atsidaužęs, ne? Ten pipsas į pipsą toj pačioj vietoj. Ir mes artėjom link to rezisto. Ir retailas jau trina rankom, nu va, aš jau prie rezisto, tai jau atsidarinėsiu, žinai, netgi va dabar Telegramo čatai eini ir, nu, aš prie 1975 jau ieškosiu šortų. Kodėl? Nes jisai ten rezistą mato. Tipo ten jau, žinai, kaina daug kartų daužės. O dabar visa logika kokia? Jie jau laukia, kada atsidarys ten short pozicijas, ne? Ir aukščiau bus kas? Jų stop lossai. O jų stop lossai tai bus buy pozicijos, ne? Jo, Teisingai? jo. Ir ką market makeris nori padaryti, kai pakils iki jų buy orderių? Parsiduoti savo pozicijas, kurias atsidarė apačioj, ne? Mhm. Ir visą laiką būna tas false breakout, ne? Tai tas false breakout ir yra, kai tipo kaina šauna virš rezisto, išmuša visus tos top lossus, jie nusimeta tas pozicijas ir bum, iš karto spaikas, ne, grįžta vėl po rezistų. Ir tada niekada nebus taip, kad dieninė žvakė, sakykime, atsidarė, ne, prasidėjo akumuliacija, padarė manipulaciją ir tada pradeda expandint, ne, ir užsidaro. Niekada taip nebūna. Jie kai pradeda nusimetinėti savo pozicijas, iš karto vėl gaunasi tas toksai spaikas, ne, ta distribucija. Ir ten jau prasideda skalpai, nes ten jau būna kažkoks key levelis, ar tai rezistas, ar tai supportas, nesvarbu, kur ten jau retailas, ne, savo treidus atlieka. Bet mes visiškai priešingai viską darom. Mes nelaukiam, kada mes būsim prie to rezisto. Mes laukiam, kada mes prie to rezisto patys jau galėsim nusimesti savo pozicijas, ne? Čia yra visa logika. Tai jo, tai market makeriai be retail stopų negalėtų net užsidaryti savo tų didelių pozicijų. Tai jie vėlgi ateina net ne iš karto tas false breakoutas, būna vėl, pum, pipsas ir pipsa, tipo rezistas ir vėl, ne, pradeda vos net krist. Tai tas kritimas, įsivaizduojat, kiek pritraukia žmonių selinti, nes kiek žmonių vis dar treidina su ta logika, su tais pagrindais ir tais basic dalykais, kad čia rezistas, mano stop lossas aukščiau ir aš čia sutreidinsiu. Nu tai čia milijonai žmonių, milijonai, ten 8-likiniai, kurie buvo pirmą kartą įsijungę YouTube'ą, how to trade, ne, support, resist, trend line. Tai mūsų tikslas yra iš tokių žmonių, kurie neturi patirties ir žinių, paimti pinigus. Labai viskas paprasta. Ok, tai čia bearish scenarius, ne, irgi atsidaro, nu viskas tas pats. Akumuliacija į viršų, juda swing, manipulacija, tada jau eina mūsų London kill zone, sakykime, New Yorko kill zone ir tada jau nusimeta prie kažkokio key levelio tas pozicijas, ne. Ir čia buvo pavyzdys, kaip tai vyksta dieniniam grafike. Ir sakau, šiandien euras, nu, pamatysit, realiai 1:1 sujudėjo. Azijos ranges, arba tas pats CBDR ranges, Azijos ranges, ne, visa naktis, sakykime, konsolidacija. Nu, šiandien nebuvo taip, nes vakar ten 9 vakare buvo tas naujienos, tai ten 9 valandą žvakė šovė 100 pipsų, tai palei visas taisyklės mes jau kaip ir turėtumėm jau šiandien net nebetreidinta, ne, nes šnekėjom, kad norim, kad būtų naktis rami, konsolidacija dead time. Bet kadangi buvo naujienos, tai ten suvaikščiojo belekiek ir galimai kita diena ten bus nepalanki mūsų sandoriams. Tai sakykime, Azijos range'ose vyksta graži konsolidacija ir jau mes akumuliuojam kažkokius stop lossus, ne, ar iš apačios, ar iš viršaus. Tada kaina išeina iš range'o ir pradeda keliauti žemyn po truputį, ne? Tai čia jau vadinamas tas, dažnai jis būna irgi su tokiu ganėtinai stipriu momentumu, kad
parodyti retailui, kad jau marketas pasiruošęs eiti žemyn, ne? Bet jie, kai nežino šitų dalykų, kad čia manipuliacija, kad čia kažkoks judas swing, jiems nesvarbu. Jie išgirdę, kad trend is your friend, ne, kur eina kaina, tai ten kaip ir atsidarinėk. Tai jie čia sell. Ir žiūrim, kad didesniam time frame ta kaina pasiekia kažkokį order bloką, sakykime, valandos, ne? Bet jie to net nežino, nes jie į didesnį time frame kaip 15 minučių net nenueina, jie galvoja, kad nereikia. Nors reikia suprasti, kad realiai didesni time frame mums yra kaip tėvas, ne, kurie nurodo kryptį. Tie maži time frame, jie tik tai išpildo kažkokius norus, bet visa esmė tai yra didesnių time frame. Ir šitą irgi reikia suprasti, nes man irgi būdavo sunku persilaužti, kad nu jo, čia kaip ir jo, targetai yra ten dieniniai, savaitiniai, nu bet čia 15 minučių grafikė pilna veiksmo atrodo ir aš čia galiu sužaisti kažką. Nu, bet tai nereikia ten sužaidinėti, geriau tu nusistatai tą savo daily ar weekly targetą, ne? Tiesiog ieškai konfirmų jau į tą pusę, nebesismaukai, ten negaudai tų, žinai, pullbackų, kur ten 20 pipsų sujuda, kur ten irgi būna, sakykime, tas retailų uptrendas ir jie gaudo ne tą pagrindinį veiksmą į viršų, o tuos tipo įvyko atkilimas, jie bando selint. Ok, ten biški kaina pakrenta, jie ten jau irgi delnais trina, bum, antras expansionas, ne ten to, sakykime, uptrendo. Ir jie to mažiuko judesiuko taip niekada ir nepagauna, jiems visi išmuša tą stop lossą. Tai jo, taip ir čia. Tai pasiekėm kažkokį, sakykime, fair value gapą, order bloką, ar tą patį breakerį, ne, iš didesnio time frame'o, nu ir vėl grįžtam į mažesnį time frame ir žiūrim, kas vyksta. Tai įvyksta kažkoks market shiftas, ne? Tai čia liquidity sweep jau kaip ir nebeturi būti, nes visas liquidity sweepas jau yra šitas, nes Azijos range jau jisai stopus surinko, ne? Visa koja gali būti liquidity sweepas. Įvyko market shiftas, čia paliko fair value gapą. Čia jau yra optimal trade entry. Jau kaip ir galim užeiti poziciją, nes mes jau turim ganėtinai daug konfirmų, kad kaina eis į viršų. Bet sakau, jūs kaip pradžiamoksliai galit neskubėti, galit sulaukti dar vieno kažkokio expansiono, dar kažkokio naujo susidariusio order bloko, ne, dar kažkokios marketo struktūros sulaužimo ir iš antro karto bandytų žaisti. Nesakau, kad visą laiką marketas ten jums po dvi galimybės duos, bet pradžiai galite tai bandyti ir pamatysit, būsit on the safe side. Žymiai mažiau treidų tai prasileisti. Ir būtų lengviau atpažinti, kad čia jau tikrai įvyko ta manipuliacija ir įvyko jau tas reversal, ne, ir jau galim treidinti. Tai įvyksta antras expansionas, ne, vėl kaina pradeda, sakykime, koreguotis, o čia jau yra kažkoks order blokas. Tai čia jau jūs galite užeiti. Čia vėl yra optimal trade entry, ne, jau antras. Jau viskas lygiuojas. Čia padarėm kažkokią korekciją, padarėm judas swing, pasiekėm valandinį order bloką, ne, sulaužėm struktūrą, nu, visi ženklai, kad einam į viršų. Einam į viršų, atsidarom čia ir keliaujam. Ir pradeda pildytis visa ta, sakykime, dieninė žvakė, ne? Pildosi ta dieninė žvakė, pildosi ir prasideda New York kill zone, ne? Per New York kill zone irgi kažką reikia sweepinti. Tai irgi būna, kad arba konsolidacija kažkokia prasideda, arba sudaro equal lows, ne? Arba sudaro ten... Nu, sudaro retailui palankės sąlygas, kad jie kuo daugiau pozicijų atsidarytų, kurias market makeriai vėl galėtų surinkti, ne? Tai čia nepažymėjau, bet čia, sakykime, yra sell side liquidity, ne? Čia vėl kažkoks paliktas fair value gapas aukščiau nuo didelio momentumo į viršų. Nu ir viskas. Prasideda New York kill zone, vėl vyksta manipuliacija, judas swingas, vėl surinka stopus, vėl market shiftas ir vėl mes turim optimal trade entry. Tai turim du. Tiek čia, ne, iš karto galim užeiti, bet nebūtina skubėti. Palaukiam konfirmų, kol vėl įvyksta kažkoks market shiftas, vėl susidaro ten order blokas ar vėl fair value gapas ir užeinam iš antro karto, ne. Nu ir tada kaina eina ir dažniausiai, kai pasiekia kažkokį tai rezistą, kažkokį tai svarbų key levelį, nuo kurio jau irgi retailas ieško atsidarinėti pozicijas, tai dažniausiai prie to levelio dar, liaudiškai tariant, atsiprašant, pasismauko, ne, dar pagazdina kažką ir paskui šauna jau virš to levelio ir nusimeta savo pozicijas. Ir dažniausiai mes tada matom tą tokį boom, staigų spaiką, ne, palieka ir kaina grįžta vėl po to leveliu. Ir tada žmonės iš vis galvoja, kad wow, čia tai levelis atlaikė, čia tik tai spaiką paliko, žinai, ir čia eisim žemyn ir vėl jie pradeda selinti.
Pas juos tokia veikia atvirkštinė logika, visa psichologija atvirkščiai. Ir viskas, čia jau prasideda kažkokie vakariniai skalpai, ne, kur čigonai pradeda ten naktį markete žaistis, nu ir užsidaro tą dieninę žvakę tiesiog ir atsidaro nauja. Ir vėl mes ryte laukiam praktiškai to paties. Kada susidarys kažkoks range'as, ne, kada įvyks manipuliacija. Nežinau, ar minėjau, nebus taip, kad kiekvieną dieną taip ir bus, ne, kad čia kažkaip, nu, bet kažkur 2-3 kartus per savaitę šitas įvyksta dalykas. Ir sakau, pradžioje aš kai pradėjau treidinti, aš tik šito ir laukdavau. Pamatydavau, labai lengva. Atsikeli ryte, matai Azijos range'as, kaina kažkur per vidurį plaukioja. Ir žiūri, aha, į kurią pusę čia dabar sweepins, ar į viršų, ar į apačią. Pasižiūri didesnį order flow, žiūri, kad kaip ir uptrendas. Ok, jeigu uptrendas, reiškia Azija turėtų sweepinti žemiau, ane, pagazdint, kad eisim žemyn, sweepins, pasieksim kažkokią didesnę time frame zoną ir nuo ten jau galėsim užeiti ir vėl su trendu keliauti viršų, ne? Tai labai paprastai išsianalizuoti. Gali dar ten tas SD zonas nusipiešti, ne, CBDR range'o, pažiūri, iki kiek vyksta ta manipuliacija, ok, žiūri tenai fair value gapas didesniam time frame SD1 zoną arba ten SD2 ir matai, kad kaina jau sukas, sulaužė struktūrą, viskas. Čia visa esmė. Realiai aš jau jums paaiškinu, kaip treidina ICT traderiai. Nereikia, čia nėra kažkas, nereikia galvoti, kad tas ICT kažkoks overcomplicated, ne? Čia yra kelios strategijos, kaip padaryti tą užėjimą ir nereikia nieko permastyti. Čia užtenka. Ta dabar, ką jūs žinote, ne? Order blokas, fair value gapas, market shiftas, discount zona, čia jau kiek konfirmų, kurie padeda jums apsispręsti užeiti poziciją ar ne. Ir jums nereikia atspėti, ar tai bus ar ne. Jūs jau matot, kad tai įvyko, ne? Nes jūs treidinat jau post factum. Marketas jau sudarė jums tą setupą ir jūs ramiai užeinat, jums nereikia prakaituoti, kas čia bus. Jūs jau kaip ir turit supratimą, kas bus. Jeigu nusveriat su visais faktoriais į savo pusę šitą užėjimą, ne? Tai šitoj vietoj ta akumuliacija, ne? Kaina krenta, manipuliacija ir paskui kyla ir čia jau išsimeta savo tas didelės pozicijas, ne? Irgi su žmonių stop loss. Čia viskas tas pats, tik bearish scenarius. Ir pereisim gal dabar prie mano iš karto čarto ir parodysiu, kaip šiandien atrodė visas šitas veiksmas. Tai va. Vakar buvo naujienos, ne? Tarp kitko ir vakar buvo lygiai tas pats. Netgi vakar buvo lygiai tas pats. Vakar buvo, aišku, daugiau manipuliacijos, nes buvo naujienos, bet apie vakar nešnekėsiu, pašnekėkime apie šiandien, nes labai geras pavyzdys. Tai buvo stiprus expansionas, ne? Ir po expansiono žmonės kažkodėl irgi turi tokį suvokimą, kad wow, čia kaina per stipriai pakilo, jau turi koreguotis, jau turi eiti žemyn. Irgi šitą išmeskite iš galvos, nes neturi jinai tiesiog eiti žemyn bet kada. Turi būti kažkokie konfirmai. Šiandien irgi rašiau analizę, kad taip mes palikom labai didelį gapą ir mes jį tikrai grįšim užpildyti, ne? Bet mes turim sulaukti kažkokių konfirmų, kada tai vyks. Kai jau pamatysim, kad kaina sukasi, ne? Kai jau duos mums kažkokį market shiftą ir paskui atkils ir dar kokį liquidity sweepą padarys ir tada vėl momentumas, tai ok, mes jau galėsim atsidarinėti sell pozicijas ir mūsų targetai jau bus faktas, kad čia jau bus sell side liquidity, ne? Čia aš jau į šitą zoną jau žiūriu kaip į pinigus. Man tiesiog reikia čia kažkokių konfirmų sulaukti, kažkokio market shifto, kažkokio liquidity sweepo, momentumo, order bloko ir važiuojam, Jessica, aš jau renku retailų stop loss šitoj vietoj. Man jau akis žiba, kaip aš čia surinksiu pinigus. Ta prasme, taip į marketą reikia žiūrėti. Tu žinai konkrečias vietas, kur guli pinigai ir kur ta kaina tikrai grįš juos pasiimti. Ir mes irgi ten grįšim ir juos pasiimsim, ne? Čia dar tokį magnetą reikėtų nusipiešti. Nes šitą vietą tiesiog trauks kainą. Bet sakau, prieš kainai grįžtant bus dar nemažai manipuliacijos. Tai nepasigaukit ant kiekvieno judesio, ne?
Nes žmonės jau ir čia galėjo pagalvoti, kad viskas jau krenta ir atsidarinėti. Ir tada kaina vėl kyla, o yra tokių lunatikų, ne, kur, sakykime, atsidaro, nu okei, užsimesiu tokį stop lossą. Jeigu atkils, tai atkils. Mato, po biškį jau atkilinėja, ten, sakykime, mažesniam time frame, ne? Nu, blemba, kiek čia dar gali atkilt? Nu, biškį pasitrauksiu stop lossą. Nu, kiek čia dar atkilt? Nu, dar biškį pasitrauksiu stop lossą. Ir jie traukia tą stop lossą, žinot, tokie, kur be stop lossų treidina, kur vis galvoja, kad nu, kažkur ta kaina turi apsisuks, kažkur apsisuks. Ir paskui žiūri, kad, nu, nebėra iš ko traukti tą stop lossą, nes visą depozitą jau suvalgė, ne? Tai jo. Ne, čia reikia vis selinti aukščiau. Jo, vis selint reikia, jo, lyginti, nu. Žodžiu, tai žiūrėk dabar, kaip atrodo būtent šitas visas power of three, ane? Čia turim Azijos range. Ok, turim Azijos range, šitoj vietoj atsidaro mūsų 7 ryto mūsų true day, ane? Nu ir mes laukiam kažkokios manipulacijos, kur surinks tos topus. Ok, turim Azijos lows. Jei mes jau esam realiai bullish, ne? Žiūrint į dieninį, nu tai mes jau padarėm viską, pasiekėm order bloko high, nepasiekėm pačio body, pasiekėm high, atsispyrėm mane per naujienas, šovėm į viršų, nu ir galimai jau čia buy side liquidity. Ir gal čia jau šiandien, užsidarys market makeriai, kurie čia atsidarė prieš naujienas su inside info. Gal jie čia kažkur užsidarys, to žinai, tos savo pozicijas, gal šiandien, gal šią savaitę. Gal jie dar sugrįž kažkur čia ir paskui, žinai, penktadienį užsidarys. Nu, žodžiu, esmė tokia, kad yra bullish orders, ne? Kainos kyla į viršų. Ok, tai mes manipulacijos tikimės į kurią pusę, jeigu visas order flow į viršų. Į apačią. Taip, manipulacijos tikimės į apačią, ne? Kad mums sudarytų vaizdą, kad viskas užteks kilt, jau laikas leistis. Nu ir čia stipriai pradeda kaina krist. Šitoj vietoje, ne? Šitoj vietoje kaina jau stipriai krenta, palieka netgi fair value gapų. ICT traderiams, kad irgi pamanipuliuot, bet kas... Aš klausimą iš karto, dėl to fair value gapo, kaip pavyzdžiui, jeigu yra daugiau tų žvakių pasižymėti, ar čia toks didelis vienas ir gaunasi jisai? Ne, gali atskirai žymėti, nu šiaip gali ir taip žymėti, jo, esmės nekeičia. Ar atskirai pasižymėsi 2, ar tiesiog 1, tai tas pats, žinai. Jokas. Bet jeigu jau toks didelis būtų, tai sakau, jau užžeidinėčiau tikriausiai nuo vidurio, žinai. O jeigu 5 minučių, pavyzdžiui, ten kažkaip, kad pasikonfirmint papildomai yra kažkaip, tai ar tiesiog net ne? Jo, yra, ta prasme, nu čia jau nuo tavęs priklauso, kokie tavo setupai. Aš į 5 minutės nelendu, tai man ten, aš nežiūriu, žinai. Bet jeigu tu nuspręsi, kad tau geriau sekas 5 minučių, gal tu anksčiau jau pamatai kažkokius konfirmus, tai all good. Bet jeigu tu jau pradedi taikyti šitą strategiją ant 5 minučių, tai tu nebesimėtik, žinai, kad vieną dieną 15 minučių, kitą dieną 5 minutės ir taip, žinai, niekad nežinosi savo tos tikrosios strategijos. Geriau jau turėti tą vieną tikrąją, žinai, ir ją šlifuot pastoviai. Bet sakau, čia irgi reikia backtestinti, kad tu suprastum. Ir rekomenduočiau ne šiaip backtestinti ten, kad prisėdi kiekvieną dieną, žinai, atsidarai ten vieną treiduką, kitą dieną dar vieną treiduką. Čia ne backtestai. Kad normaliai pasibacktestinti strategiją, tu minimum 50 treidų turi padaryti. O kad tai padarytum, tai sakau, yra tas TradeZilla, kaip ten sakėt, arba FX Replay. Tai nepatingi, žinai, pasidarai ten 5 minučių ar 15 minučių strategijos savo tą backtestą ir tada žinosi, kas veikia, o kas ne. Ok, tai čia turim Azijos range, pradeda kaina krist, žmonės jau už galvų susijėmė, pradeda selint, fair value gapas, kažkas, kas irgi bando tradint ICT, bet turi mažai dar patirties ar dar kažko, tai nuo kažkokio fair value gapo jau gali atsidarinėti poziciją, galimai užsidės čia savo stop lossą, žinai, išmuš, jeigu bus labai protingas, dar persikels, žinai, stop lossą, vis tiek išmuš jį. Tai žodžiu, nereikia niekur skubėti, tiesiog pažiūrim, į ką buvo tas liquidity sweepas, nes mes norim, kad jisai būtų į kažką, iš didesnio time frame. Tai pereinam į 1 valandos ir turim, ką turim?
order block. Taip, turim 1 valandos labai gražų order bloką, nuo kurio prasidėjo šitas veiksmas, ane, ir kuris sulaužė struktūrą. Labai gražus order blokas. Tai pamitigavom order bloką, viskas super. Suvalgėm Azijos stopus, ane, ir pradėjom atkelinėti viršų, palikom fair value gapą, bet dar nebuvo market shifto. Bet market shifto aš ir nebūčiau laukęs. Realiai aš jau būčiau užeidinėjęs su šita žvakė. Jau būčiau užeidinėjęs, nes ir stop lossas normalus, liquidity sweepas jau šitas low turėtų būti protected, ane, ir 1:3 sutradint čia easy. Bet jeigu nenorit skubėti, jeigu jums reikia dar išlaukti market shifto, sakykime, ane, šitoj vietoj vyksta market shiftas, vyko market shiftas, galit užeiti paskui jau nuo naujo order bloko, ane, tiesiog. Vidurio. Tai kaip norit, galit nuo vidurio, galit nuo viršaus, jeigu bus nuo viršaus, tai tiesiog stop lossas, ane, žemiau order bloko. Bet kiek čia gaunas? 8 pipsai, pats tas 1:3 sutradint vėl čia. Žodžiu, šiandien marketas buvo ganėtinai dosnus. Čia tik iš vadovėlio viskas. Jo, jeigu šitą treidą neužėjot, buvo ir dar tų treidų. Buvo ir čia paliko vėl momentumas, vėl fair value gapas, ane, vėl kaina grįžo, vėl užpildė visą tą gapą, vėl nuėjo į viršų. Tai čia dabar jau respektino konkrečiai, kiek čia order bloką respektino, ne, dabar grįž, gal ir šitą order bloką vėl respektins, sakykime, šitą, ne, gal nuo čia atsimuš ir vėl aukščiau eis, nes čia tokius highs paliko apie nieką. Nu, bet faktas, dabar jau 9, tai čia jau reiktų vengti prekybos ir nebeanalizuoti. Ryte pamatysim, kas čia vyko. Greičiausiai čia prasidės dabar kažkoks, sakykime, range'as, ne, čia gal paliks kažkokius equal highs. Ir pamatysit, rytoj gal bus ten kažkoks sweepas, sakykime, ir gal žemyn, arba gal sweepas dar į apačią, pasieksim, sakykime, šitą order bloką, ne, ir vėl viršų, ir tada jau targetinsim visą tą daily viršūnę, ne. Čia jau rytoj bus aiškiau, kas čia susiformuos. Bet jo, užėjimų tai čia davė ganėtinai daug. Ir čia yra vienas iš entry modelių ir tas power of 3 yra stiprus dalykas. Tiesiog prisimint, žinai, tas 3 fazės. Ta manipulacija nebūtinai bus tokia mažytė. Manipuliacija gali vykti per visą London kill zone. Gali per London kill zone, ne, eiti, sakykime, vis žemiau, prasidės New York kill zone ir šaus ir išmuš viską, kas Londone ten atsidarinėjo, sakykime, sell pozicijas, ne. Čia po truputį, sakykime, susidarinėjo kažkokie ten ėjo, ne, visą Londono tą zoną, paliko ten belikiek low resistance liquidity. Atsidarė New Yorkas, bam, išmušė visus ir nuėjo aukščiau. Gali būti ir taip. Ta manipuliacija visą laiką bus skirtinga, nebus taip, kaip šiandien aš čia jums rodau, kaip iš vadovėlio, kad, žinai, labai viskas aiškiai, čia sweepino, čia pasiekė, nu tai ten užeisiu, žinai, iš karto. Tai jo. Bet, sakau, čia toksai svarbus dalykas ir galit kaip ir nuo jo pradėti. Tai visi faktoriai tokie. Ta manipuliacija, ne, tada pamatot kažkokį momentumą ir market shiftą, korekciją užeinat. Jeigu ne iš pirmo karto užeinat, gal duos tą antrą užėjimą, ne. Bet apie tą pirmą, antrą užėjimą dar turėsim pirmadienį paskaitą apie high probability scalping day trading, tai ten gal dar šiek tiek bus aiškiau jau. Nu, blembas, čia jau ir taip, iš tikrųjų neatsigauna, žinot, neina nutylėti apie tam tikrus dalykus, tiesiog iš ekspromptų, kai šneki, tai gaunas, kad įterpiu anksčiau laiko tos dalykus, apie kuriuos dar galimai šnekėsim. Bet dar geriau, nes sakau, lengviau įsisavinsit, jau žinosit plius minus, ką aš sakiau prieš tai. Ir tenai per ateinančias tas 2 paskaitas dar viską tik užkonfirminsim. Tai jo, per sekančią savaitę jau susiklijuosim realiai visas tas konceptas ir visa ta esmė. Pamatysit, nieko čia sudėtingo nėra. Kai ten pirmą paskaitą, žinai, sėdi ir karpai jausim, po paskutinės paskaitos supranti, kad čia tiesiog praktikos biškė ir nesunkiai pagausit visą tą konceptą. Tai liko, man atrodo, dar kelios skaidrės. Tuoj sekundėlę vieną.
O tu vieną užėjimą darai, vieną poziciją, ir jeigu būna, va taip va gražiai juda Būna, viskas. kad skeilinu, jo, būna, kad skeilinu. Jo, būna, kad skeilinu, žinau. Tuoj sekundę. Damuškiu, čia va 3 skaidrės beliko. Tai čia toks jau apibendrinimui. Nuo ko reikėtų pradėti, ne? Tai šitus dalykus irgi žinot, kad visą laiką pradedam analizuotis ten nuo weekly time frame, daily time frame, pasižiūrim, kur mūsų visi tie liquidity leveliai, kur tie liquidity poolai, kur premium discountas, kur paliko kažkokius imbalance, ne? Ir kur galimai mes, žinant visą tą informaciją, kur galimai ta kaina keliaus ir kokie bus mūsų tos dienos targetai. Jeigu mes taip aiškiai matom, ne, kad paliktos kažkokios neaiškios viršūnės ten, sakykime, 15 minučių grafike, nebuvo jokių nei svypų, nei nieko, ne, nu, tai tu jau iš ryto matai plius minus tą dieną, ko ta kaina sieks. Nu, tai sieks to liquidity poolo, kuris ten tiesiog restina, ne, kaip dabar aš jums piešiau tą dolerio ženklą. Irgi labai užtikrintai kalbu ir būtų labai gėda, nes įrašas liks ilgą laiką, jeigu nepataikyčiau, bet aš kažkaip self-confidence didelis ir manau, kad anksčiau ir vėliau į tą zoną tikrai nueisim ir susirinksim ten tuos pinigus. Tai jo, reikėtų atkreipti dėmesį į praeitos dienos lows arba highs, nes dažniausiai, kai daily targetai būna, tai ten ir targetinai į tos dienos, ne kažkokius viršūnės ar žemumas. Į savaitės irgi reikia atsižvelgti, gal esam kažkur arti kažkokio savaitinio levelio, ne, ten, sakykime, gal double topas ar ten double bottomas ir matom, kad kaina jau iš seniai link ten eina, nu tai jeigu link ten eina, tai reiškia ten ir nueis. Tai jau turim tokį bendrą suvokimą, tai, sakau, žymiai lengviau paskui trading. Nereikia mėtytis tuose mažuose time frame'uose. Konkrečiai žinai, kad pavyzdžiui, šiandien aš laukiu sell pozicijų. Ir kad ir marketas tau nupaišo buy poziciją, tu nelendi, nes tu žinai, kad čia yra manipulacija ir tave bando apgauti. Tu žinai, kad eisim žemyn ir kas susiformavo į buy, tu tiesiog tipo skipini, žinai, neįdomu. Ir paskui žiūri, praeina dar 40 minučių, va, gražus sell užėjimas, žinai. Tai jo, šitą iš tikrųjų jau papasakau, kokie tie stepsai būtų, tai stepsai iš ryto nusipašytas į BDR range, jeigu neteikit susižymėtas D1, SD2 zonas, pasižiūrėt, kad būtų tas low volume, ne, konsolidacija tokia ir paskui laukti to Judas swing, manipulacijos ir suprasti, kai vyksta Judas swing, jūs galvokit taip, kad kažkur aukščiau, sakykime, blemba, kai dar nežinau visų šitų žinių, ne, atsidariau poziciją. Ir dabar vyksta tas Judas swing, ta likvidacija, kur meta žuvį, žinai, iš marketo ir kaip jie, pavyzdžiui, traukia tos savo stop lossus. Ir jūs įsivaizduokit, kad jūs esate tas retailas, kuris traukia tas, įsivaizduokit, kad jūs turite tą debilišką poziciją, žinot, ir tipo traukia tą stop lossą ir matot, kaip vis tiek kaina eina link jūsų stop losso ir jūs suprasit, kad čia ir yra ta likvidacija, kada renka tos stopus, žinai. Ir jau kai kaina apsisuks su momentumu, jūs suprasit, kad čia ta likvidacija baigėsi. Jeigu iš karto su tokiu V-shape, ne, išėjo, čia jau toks konkretus ženklas, kad įvyko tas liquidity sweepas ir kaina yra pasiruošusi kilti aukščiau, ne? Nu, sakykime, jeigu order flow visas ten bullish. O prie to London kill zonų vis laik būna tas Judas swingas? Ne, tas visas Power of 3, sakau, nebus taip, kad kiekvieną dieną. Gali būti ir taip, kad ten buvo, sakykime, Azijos kažkokia sesija, ne, ir kaina pradėjo, tarkim, vieną pusę eiti ir nuėjo. Nu, ta prasme, nebuvo to kažkokio, žinai, ten liquidity sweepo. Būna kartais taip, kad nebūtinai lows arba highs. Jeigu normalus tas Azijos range'as, dar pasidalinkit jį per pusę. Kartais būna tas Judas swing, nesurenka viso to Azija range. Būna surenka, tarkim, tik iki pusės stop lossus. Ir ta Azijos range puselė irgi kartais labai stipriai reaguoja. Tai irgi atkreipkite dėmesį, kad jeigu atšoko jau nuo Azijos pusė range, jeigu kažkur jau išmušė stopus, tai irgi nelaukit, kad blemba čia dar ne viską surinko, čia gal dar rinks. Nebūtinai. Būna, kad tiek te užtenka, žinai, to likvidumo ir kad ta kaina galėtų eiti.
Matulionis kažką nori paklausti? Turbūt iš anksčiau pakeltas, ar viskas gerai. Kažkas dar kažką gal? Kaip Giedriau tau informacija normaliai? Ta prasme, ar sunku suprast, ar viskas gerai, pagauni? Ne, kažkaip susidėliot, tik viską reikia į vietas. Šiaip tai viskas normaliai. O jūs, pavyzdžiui, kažką konspektuojatės, ar tipo pažiūrit ir, prisiminsiu, ką čia sakė. Aš dabar Jo, tai kol kas konspektuot. prisiminsiu, bet vis galvoju dar, nes žiūriu, matai video, po kelis kart bet žiūriu, reikės rašytis, bet šiaip braižau kiekvieną dieną, kad Būtinai, man taip geriau lieka galvoj. jo, būtinai rašykitės tos bent jau svarbiausius dalykus, ane? Nes paskui, kai baigsit, aš vis tiek prašysiu, kad jūs pasirašytumėt savo tą preliminarų treidinimo planą, ane? Kaip turi atrodyti ta jūsų treidinimo diena, koks tas jūsų setupas, ane? Ką jūs maždaug treidinsit ir kaip jūs tai darysit. Ir kad jūs susidarytumėte tą savo treidinimo planą, kurio laikysitės, vis tiek jūs turėt kažką pasikonspektavę, kažką užsirašę, nes neįmanoma taip visko prisiminti. Taip atrodo, kad, jo, čia viską žinau, viską suprantu, praeis 2 savaitės, tam tikri dalykai pasimirš. Tai geriau pasikonspektuoti, užsirašyti ir turėti kažkokius užrašus, ten, jeigu kažką primirštumėt, atsivertai, pažiūrėjai, sakė taip, nu vadinasi, čia unprotected low, ne, čia deda sūrį, tipo trendline, toj mes jį surinksim, surenkam, žinai. Nu tai bus lengviau tiesiog, aš manau. Aš ir video visus iš šitos grupės Telegramo sau dar persisiunčiu ir downloadinu, kad jeigu įsitrins, kad paskui turėčiau dar. Ne, neišsitrins, niekur aš jų neslėpsiu, jie bus. Jeigu norit, galit perpardavinėti pinigų užsidirbsit. Juokauju, copyrightas griežtai draudžiama. Ir šiandien turbūt iš visų paskaitų man tai buvo geriausias mintis. Man šitą irgi geriausia paskaita norėjau sakyti. Susimetė, nes pasižiūrėti, kur turėtų pagal didesnius time frame'us eiti tą kainą, kur kažkokia liquidity pool yra, ir tada laukia priešingo kažkokio liquidity sweepo, kad įvilioti retailą. Jo. Tada nueina kaina, kur turi, tiesiog sulaukia market shifto ir kad užpildytų kažkokį fair value gapą ir į order bloką pataikytų. Jo. Nu, labai logiška, labai. Nežinau, ar jūs matėt mano vakarykštę tą aukso analizę, kur aš buvau metęs. Jo. Matėte, ne? Jo. Tai ten viskas buvo irgi labai aišku. Mes turėjom visiškai bullish order flow, ane? Turėjom labai gražią korekciją iki 0.62 FIBO, discount zona, ten viskas praktiškai sukrito. Ir buvo tas fair value gapas, ane, aukščiau, kaip targetas. Ir kaip gražiai kaina po naujienų būtent taip ir sujudėjo. Nu, malonu iš tikrųjų, kai pasianalizuoji ir taip gražiai sueina. Tai jo, aš dar iš tikrųjų taigi norėjau jums biškį parodyti tuos chartus. Euras ir GBP, šiaip GBP irgi galima treidint, žiūrėkit, kaip gražiai viskas tas pats. Azijos ranges, sweepas, expansionas, market shiftas, bet irgi negrįžo čia va užpildyti, pavyzdžiui, to fair value gapo, ne. Bet kažkur grįžo. Pavyzdžiui, galite pasižiūrėti, ten gal 5 minutės treidinsit, 5 minutėse gal kažkas buvo, nes irgi duoda anksčiau tos užėjimus. Sakau, gali būti daugiau false užėjimų, bet būna, kad anksčiau galite irgi užeiti ir tada būna mažesnis jūsų stop lossas ir žymiai greičiau pasiekia tą savo targetą. Tai dar mažiau lieka su prekiau. Tai jo, auks, GBP. Tai aš mačiau čia Instagram'e tokį vieną išmetę kažkaip, tai iš viso senais 5 minutės ir ant 1 minutės netgi eina. Blemba, tą 1 minutę man tai... Bet tam blemba pasižiūrėjau, tai neblogai, tenais irgi visai varo iš tikrųjų, tenais ir, greitai viskas vyksta, bet visai tenais irgi pasižiūrėjau, tai visai neblogai ten viskas pasigaunasi. Bet aišku, ant tos minutės, tai ten jau irgi nervų reikia turėti, viskas šokinėja, baška labai. Čia ant tų 15, tai gerai, kad visą vaizdą iš toliau matai, nereiks stresuoti labai. Jo, tai va. Ką? Sakau, tiesiog Bachurėlis ant 1 minutės grafiko skalpina ir tiek. Jeigu turi gamblingą širdį, skalpink ir tu ant 1 minutės. Visi pasimokė turbūt esam. Ne, tai jisai negamblina, jisai, ta prasme, ICT konceptų viską daro, tai kad ant mažų time frame'ų, sakau. Tai viskas good, aš nesakau irgi, kad neveikia. Jo.
Ta prasme, gali būti ten minutę ar 2 minučių, tu gali, jo, ta prasme, anksčiau gali kažkokių konfirmų sulaukti, bet man tai jie tokie mažiau patikimi, žinai, atrodo. Kažkaip nesinori. Tas 15 minučių jau kai suvaikšto, tai jau būna toks, žinai, užtikrintas. Jau viskas įvyko ir jau visus gerai papurtė tuose mažuose time frame'uose, žinai, ten sweepina tos liquidity, tai man jau... Tai yra faktas, aš irgi už didesnį time frame, nes Jo, nereiks. mažiau tai ten Tai žiūrėkit, euras labai gražiai nesujudėjo, svaras lygiai taip pat ir tada auksas. Beleka. Vieną kartą čia sweepino kažką, atkilo, antrą kartą sweepas, tada vėl, nu čia jau kažkokia konsolidacija. Bet jeigu žiūrėti didesnį time frame, tai viskas čia cool. Atkilom ir turėjom čia tą gražų tokį equal highs, ne? Tai tiek čia visą dieną praktiškai. Nu, o čia tas spaikas, apie kurį šiandien ir kalbėjom. Tai tiesiog smart money, kai čia užsipirko, čia kiek laiko, matot, jiems reikėjo akumuliuoti, kad nusimesti šitą poziciją. Tai reiškia, kad per visą šitą laiką kuo daugiau žmonių, kad patikėtų, kad čia stipri zona, kad čia stiprus rezistas ir kad jie, sakykime, blem, atsidaryti, nesidaryti, čia laikys, nelaikys, blemba laiko, atrodo, kaina aukščiau neina. Nu, tai reiškia suksis, ne? Ir ten, nežinau, 5 minučių grafikė užsimeta, ne? Nežinau, kokie ten jų tie stop lossai būna, ar 1 minutės, ar 5 minučių, bet galiausiai vis tiek šauna kiaurai ir paskui jie galvoja, kad čia fault breakas tipo, ir kad vis tiek stiprus tas rezistas. Bet mano manimu, kad vis tiek tas order flow išliko bullish, niekas čia nepasikeitė, kalbant apie dieninį time frame. jo, čia jis toliau. Jo, nelabai sunku tą trendą nusistatyti, galima iš smart money concept iš tikrųjų paimti kai ką. Tai strong swingas skaitosi, jeigu sulaužo kažkokią struktūrą, o weak swing skaitosi, jeigu jisai nieko nėra achievinęs, ne? Jeigu kaina sulaužytų strong swing, tai apsikeistų. Čia jau būtų strong swing, ne? O čia jau būtų, kur kaina nueitų, būtų weak swing, kai būtų kažkoks pullbackas. Tai labai nesunkiai. Tai čia irgi galim piešti tą, sakykime, nežinau, čia tą vyko gal neimčiau. Tai čia buvom tai discount zonai, bet aš manau, kad šitas vykas, neturėtų jisai tos kainos laikyti ir galiausiai mes dar padarysim naują koją ir nueisim aukščiau. Nu, čia mano tokia nuomonė, bent jau už to, ką dabar matau. Bet visas order flow, tiek savaitinis, tiek dieninis yra bullish ir sakau, niekas nepasikeitė. Ten jo įvyko, sakykime, daily chokas į apačią, bet daily chokas tai reiškia break of structure į mažesniuose time frame'uose, ne? Tai mažesniuose time frame'uose tie break of structure tai yra normali tiesiog korekcija. Pasikoregavom ir dabar drąsiai galim vėl daryti naują koją ir expandint dar aukščiau. Tai va tiek žinių šiandien. Klausimų? Nieks nenori paklausti, kokios šios spalvos, pavyzdžiui. Niekam nepatinka šitas grafikas, nes šiandien vienas bičas rašė man. Klausyk, sako, man reikia tavo čarto spalvų. Sako, tavo čartuose tokia ramybė, sako, iš vis jokio streso. Tai aš jiems siunčiau visus screenshotus, kokias spalvas visur pasidaręs, kad tokį patį grafiką turėtų. Aš tai senai irgi viską pasikeitęs, dabar pamatau pas kažką raudono žalę, tai man ten stresas irgi varo iš karto. Tai raudono žalė dar nieko baisaus, bet būna, kad ten pradeda boksus paišyti violetiniam, žydrom, geltonom, ten aš ir savo pasižiūriu čartus iš senų laikų, tai ten pornografija. Pas mane dar vis stresą varo. Ne, ten visom vaivorykštės spalvom įeini, akis pradeda skaudėti. Paskui su laiku kažkaip atrodo noris tokio old school, kuo paprasčiau, tas spalvos tokios visos paprastos, kad nepavargtų akis ten visą dieną stebėtų čartų. Tvarkoj, vyrukai, tai kaip ir viskas aišku šiandien tada, ne? Ir ačiū, kad neapleidžiat manęs, vis dar sugrįžtat į Zoomus, vadinasi, nesu toks nuobodus. Ir super. O tu papasakok apie Discordo grupę, kur ten rašai šiandien.
Jo, susikooperavom su mano senu kolega Tomu ir nusprendėm padaryti geriausią community visoje Lietuvoje, nes nieko panašaus neturim. Tai jisai davė tokią idėją padaryti žmonės, bet nebus taip, kad bus čatas, ane, ir ateis, nu, kur čia kaina juda, ne? Jeigu norėsi ten reikšti savo nuomonę, tai turėsi dalinti, žinai, ir savo čartais, kaip tu galvoji ir panašiai. Ir nebus tenai tipo retail traderių, kad ten tradintų supportus, resistus. Tenai visi bus tik ICT traderiai, kad visi tradintų palei tą pačią strategiją. Nu, ta prasme, su tom pačiom žiniom, ne? Ir kad vieni kitus galėtų palaikyti, ir kad visi galėtų tapti funded traderiais, ir kad visi galėtų iš to gyventi. Tai mes kiekvieną dieną ten dalinsimės daily bias, ir kiekvieną bus, ta prasme, daily recapai. Tai kaip šitas, pavyzdžiui, video, kad aš įeinu, tarkim, į euro chartą ir viską papasakoju, kas šiandien įvyko, ne, kur buvo manipulacija, kur buvo tas, anas, kur buvo kažkoks possible entry. Ir vien iš tokių recapų žmonės galės irgi mokytis ir lavinti tą tokį bendrą suvokimą. Tai bus labai daug, iš tikrųjų, mes dabar ruošiam PDF formatu paskaitas, ten bus labai išsamei. Aš faktas, kad čia kalbėdamas nepaimu kiekvieno smulkaus dalyko, aš šneku plius minus, kas man atrodo svarbiausia, ne, tokius pagrindus. Bet jau dabar darysim PDF-us, ne, tai ten bus, nu, labai išsamus, su labai daug pavyzdžių visokių skirtingų. Bus apie 20 paskaitų. Jo, ir tie mokymai ten nebus brangus, nes jie bus PDF formatu. Bus ir keli svarbesni ten kažkokie video, bet visa esmė tai bus tas Discordo communities, kur mes galėsim bendrauti, kur galėsim dalintis analizėm, kur galėsim dalintis savo achievementais ir kur galėsim auginti kietą lietuvišką ICT traderių bendruomenę, o ne tokią, kad ten į Telegramą beleką sušoka, ne, pradeda apie beleką svaigt, spėliot, kur ta kaina juda, tai kažkaip, nežinau, su Tomu mes gerai sutarėm, abu panašiai mąstom, abu panašiai tą marketą žiūrim ir bendrom jėgom nusprendėm, kad galim mes tai padaryti ir padarysim. Čia, žinai, kiekvieno žmogus reikalas, ar norės į tokią grupę jungtis ir bandyti tapti tuo full-time traderiu ar ne. Tai va, tokios naujienos. Ta grupė turėtų startuoti nuo vasario 1, jeigu spėsim viską pasidaryti. Discordą mes jau turim, bet ruošiam dabar mokymus. Tai pirmą mėnesį visi gaus nemokamai, kad nebūtų taip, kad imam pinigus ir patys nežinot už ką. Tai mėnesį laiko pridėsim visus for free ir kai suprasit, kiek vertės tenai gaunat, tada galėsit priimti sprendimus, ar norit toliau ten būt, ar skipinsit. Mum kaip mentoriam irgi, ta prasme, žiauriai gerai. Mes irgi nesam ten kažkokie kaip ten pasakyti. Nedėvai žodžiu. Jo, nedėvai. Tai mums toks communities irgi, žinai, nauda. Ir būna mokinių, kurie pranoksta ir mentorius, žinai. Tai tas pats Tomas irgi, jisai buvo mano mentorius, o paskui aš tapau jo mentoriu, kai jisai išmoko naujų dalykų ir mane pradėjo, žinai, mokyti. Tai taip apsikeitėm ir paskui pagavom tą bendrą vibe ir pradėjom vienodai trading. Tai jo, irgi bus, manau, gabių mokinių, kurie išmoks visą tą konceptą, kurie sėkmingai tradins. Ir bus žiauriai stiprus community, kur galėsim dalinti savo payoutais ir džiaugtis, nu, toks planas į ateitį. Kad 2024 metai būtų visiems palankus. Per metus laiko labai daug galim padaryti iš tikrųjų. Galėtumėm 25 metus sutikti Dubajui. Jo, per 24 užtreidinam, ar 25 visi, kas bus Discord'e, šausim į Dubajų, nu. Va čia ir bus. Ir retailo mąstymą per metus gali pakeisti. Kaip sakai? Retailo mąstymą irgi gali pakeisti per metus. Nu, žiūrėk, tavo pakeisiu per 7 paskaitas. Per 7 paskaitas Reikės. tenksi pakeisti. Metai tai labai daug čia. Ne, metai tai labai daug per metus. Retailo gali, bet čigono kartais negali. Kiek tarkim, tau užtruko, nu vis tiek tenais, sakai, 4 metus ant prekiavai, tai vis tiek ten tų strategijų visokių, ten vienokių, kitokių žiūrėjai, vis tiek kažkokias žodės kažkokias turėjai vis tiek.
Bet paskui, kai pradėjo ICT, tai kiek, tarkim, tau laiko truko, kol taip normaliai jau persilaužiai? Su ICT labai greitai, matai, nes ICT nedaug ko skiriasi nuo Smart Money Concept. Man Smart Money Concept jau visai gerai sekėsi, tik tiek, kad aš su savo psichologija dar nesusitvarkydavau. O ICT man tiesiog pridėjo tokių, žinai, papildomų priemonių ir netrukau ilgai. Tiesiog aš ilgiau trukau su savo psichologija susitvarkyti, nes tą visą marketo esmę aš jau senai, žinai, mokėjau ir supratau. Sakau, teorija yra vienas dalykas, tu gali labai gerai viską žinot, bet tu turi kažkaip išmokti psichologiškai visas tas žinias pritaikyti. Tai aš ilgiausiai straglinau pats su savim, su savo mintim. Čia man buvo tas toks kertinis, kol ten nepradėjau žiūrėti, žinai, visokių psichologijos seminarų, kol nepradėjau savęs, žinai, stipriau pušint ties tuo, kol suvirškinau, kad čia nėra viskas taip greitai, žinai, nėra čia kažkoks, kad tuoj čia tapsiu turtingas, kad viskas turi būti taip step by step po truputį ir tada viską, žinai, susitvarkė. Tai jeigu jūs, nežinau, suportus rezistus treidindami irgi sugebat valdytis rizikus valdymo, tai su šitom naujom žiniom jūs, nežinau, nuo pirmadienio jeigu galit būti profitable, žinai, jeigu teoriją išmokė, jeigu negamblinsit, nebandysit atsilošinėti ant treidų nepajus, tai čia, žinai, tai laiko klausimas. Nu, žodžiu, bet jo, tikslas tai, manau, visiems per 24 metus užvirinti tiek, kad į darbą eiti nebereikėtų jau.